Minint 180-asias rašytojo Žemaitės gimimo metines, Kelmės rajono savivaldybė Žemaitės viešoji biblioteka įgyvendino projektą 9 Žemaitės skaitymai potyriai, kurio metu suorganizuota įvairių priemonių ne tik rašytojos asmens ir jos kūrybai, bet ir žemaitiškiems potyriams pažinti. Žemaičių tarmės skirtumus nuo dzūkų puikiai atskleidė poetas Juozas Žitkauskas ir dainuojamosios poezijos atlikėjas Povilas Girdenis literatūrinėje muzikinėje kompozicijoje dzūkų ir žemaičių tarmėmis netoliai nuo Dzūkijos iki Žemaitijos. Torio daržin, torio truob, tik padiekia atrast mon buob, veins be buobas derbos karsto, į vargielką betės vargsto, veins be buobas derbos karsto, į vargielką betės vargsto, oi karaščiau sau buobelį, balt kap ventuose lelėjelį, kap miliečio, kap bučiaučiau, kiaura kap katel gluosnaučiau. Pirmą kartą Kelmėje suorganizuoti Žemaitės tekstų gatvės skaitimai, kai įvairiose miesto vietose Kelmės mažojo teatro aktoriai skaitė ištraukas iš Žemaitės kūrybos. Pagaliau marčiau užsisodinti ant sprando, palauk, išmanysi. Tylėk! Na! Tu jau gauni į snukį. Kaip sakau, taip ir bus. Jonukas ves. Gaus paspirtį ir galėsim gyventi. Surengta konferencija 9 Žemaitės skaitymai. Juose buvo perskaityti 5 pranešimai, kuriuos skaitė mokslininkės Ramunė Bleizgienė, Dalia Čiočytė, Ilona Čiužauskaitė, bibliotekininkė Albina Saladūnaitė, rašytoja Žemaitės literatūrinės premijos laureatė Nijolė Kepenienė, o ištrauką žemaičių tarme skaitė aktorius Vaidas Praspaliauskas. A geiduosiam šį vakar muoju, kapna geiduosiam, į navilausiam, ka anksčiau galėtumėm atsigult. Nu tai pabarškink, tu jau kažvun susirinkto anksčiau. Maža kas ta bus, katrei bažnyčio bova, tai jau šiandien nabatės. Šiandien mažvis muriniškė numei reuksuoj. Nu kas yra? Kai buvom bažnyčio, nenusidėsiam į čia da pageiduojant. Va, veizėk šitą, Muorti, Kazė, Pauliokė, nu jau prisistatė. Te prizindamos dvarą mergą sekmadienį pavakarį baudės eiti geiduot litanys į Lapėns dvarą sodną, kur buvo pataisyts gegužinis altoriuks. Projekto metu parengtas pranešimas rašytoja Žemaitė Kelmės krašte, kuris pristatytas net 7 bendruomenėms. Jo klausėsi ne tik Kelmės rajono Junkilų, Kolainių, Pašilėnų, Vaiguvos ir Užvenčio gyventojai, bet ir Pakruojo bei Pasvalio žmonės. Žemaičių liaudies šokius ir dainas buvo galima pažinti dalyvaujant Kražių motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro darbuotojų pravestoje edukacijoje Žemaitiška vakaruški, o jai pasibaigus dalyviai ragavo žemaitiško kastinio ir giros. Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje veikė 2 parodos – dailininkės Aldonos Kirutytės litografijų, kopijų paroda Žemaitė bei dokumentų paroda Paskui Žemaitę, kuri parengta pagal taip pat pavadintą virtualią kelionę. Joje yra sukurta žemėlapis su vietovėmis, kuriuose Julijos ir Lauryno Žymantų šeima, vėliau jau tik rašytoja Žemaitė gyveno, dažnai lankėsi, ar kitaip vieta buvo svarbi Žymantų šeimos ar rašytojos gyvenime. Projektą 9 Žemaitės skaitymai potyriai finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė.